Sveiki dvyniai. Ši savaitė yra labai įdomi ir tuoj apie tai pakalbėsim, bet pirmiausia, kaip visada, prašau spausti patinka, prenumeruoti ir stebėti Facebook'e, kur dedu pagrindinę visą informaciją. Na, o kurie norite, užsiregistruokite, aišku, į sveikatinimosi kursus, kadangi, kaip bebūtų, ateina ruduo, tai yra žiema jau ir pasniko laikas ir labai gerai pavalyti organizmą. Na, dabar apie jūsų savaitę. Pirmiausia, noriu perspėti, kad likimas jūs, dievai, kosmosas, nežinau kaip čia išsireikšti teisingai, mėtys jūs tai į verdantį vandenį, tai į ledinį. Aukso vidurio nebus. Todėl teks išmokti tikrai subalansuoti protą, žiūrėti, ką veiki, ką mąstai, netgi, kaip mėgstu sakyti, sverti kiekvieną žodį, matuoti kiekvieną žingsnį ir skaičiuoti kiekvieną centą. Nes netgi neplanuotos išlaidos gali išvirsti kažkokias tai, smulkios neplanuotos išlaidos gali išvirsti kažkokias didesnės sumas. Todėl būkit malonus, šią savaitę tikrai nesiprekinkit, siųskit kitus šeimos narius, nemėginkite aiškinti santykių, nemėginkite kažkam nurodyti, kaip kas turi gyventi, net jeigu tai yra jūsų vaikai, ypatingai paaugliai. Taip pat nesiaiškinkite su tėveliais, nesiaiškinkite su kaimynais, o jau būtų didelė klaidelė, jeigu pradėtumėte kažko tai reikalauti iš savo valdžios, viršininkų ar iš savo pavaldinių, jeigu esate vadovas. Tad būkit labai atsargus ir jeigu galite nukelti kažkokius tai darbus į sekančią savaitę, tai ir nukelkite, nes aš manau, kad bus daugiau naudos, jeigu jūs šią savaitę patinginiausite, pailsėsite, paskaitysite, pafotografuosite ar tiesiog pavaikščiosite į sporto salę. Bet vėlgi sporto salėje reikia būti ženkliai atsargesniems ir nedaryti kažkokių tai milžiniškų savo užduočių, nekelti didelių užduočių ir, reiškia, ir normaliai, ir tad kažką norite pakelti ar padaryti kažkiek tai pratimų, tai nereikia persistengti, nes šią savaitę jūs turėsite išmokti laikytis aukso vidurio, nes, kaip minėjau, bus kraštutinumai, minusas, pliusas, o jūs turėsite, kaip budistai sako, reiškia, tą aukso vidurį laikyti. Ir dar noriu pasakyti, kad ši savaitė ypatingai palanki tiem, kurie mokate medituoti, arba kurie mėgsta poteriauti, kadangi tai yra proto nuraminimo geriausios technikos ir tikrai pamėginkite, net kurie nemokate, internete tikrai galima surasti kažkokių tai meditacijų, proto nuraminimo ar kažkokio treniruočių, kažkokių tai, kurie liepia jums kūną subalansuoti, dar kitus dalykus, protą, kūną, tą balansą reikia labai palaikyti tarp kūno ir dvasios, ir jūsų sielos, tarp jūsų ego. Ir pamatysite, kaip viskas bus labai gerai ir jau mėnesio pabaiga tikrai bus ženkliai geresnė. O dabar, ką darysi, būna balta juosta, būna juodesnė, pilkesnė, tai kad nereikia pergyventi. Dar kartą dėkoju, kad palaikot, iki kitos savaitės, ate.